Mūsų įmonė Restori užsiima elektroninės įrangos atnaujinimu, tai yra kompiuteriai, telefonai ir visa periferinė įranga. Mes pradėjome šią veiklą praeitų metų gruodį, tačiau įmonės užuomazga prasidėjo jau gerokai anksčiau. Formaliai įmonės įvyko 22 metų gegužę ir mūsų pagrindinė veikla yra kompiuterinės ir mobiliosios įrangos atnaujinimas, tačiau taip pat siūlome verslui duomenų valymo paslaugą. Pagrindiniai iššūkiai turbūt yra klientų edukavimas ir pasakojimas, kas yra atnaujinta įranga, kaip vyksta pats atnaujinimo procesas, ką reiškia atnaujinta įranga, kuo jis skiriasi nuo naudotos įrangos ir kodėl apskritai verta pirkti atnaujintą įrangą. Tai čia turbūt yra pagrindinis iššūkis, su kuriuo susidurėme. Visa kita be abejo ateina palaipsniui ir turime puikią komandą, su kuria dirbame ir šios iššūkius sprendžiame kasdien. Šį prizą tikrai labai vertiname ir labai džiaugiamės tuo ir tikrai matome galimybės plėsti savo veiklą ir be abejo edukuoti vartotojus toliau, kas yra atnaujinta įranga ir kodėl jinai yra vertinga. Ir planuojame ne tik įsigyti ir tam tikrų rinkodaros paslaugų, bet ir kelias konkrečias kampanijas, kurias ir aptarsime su paslaugų teikėju, su kuriuo dirbsime.